Draugai, šalia mano video yra įdėtas mamos susirašinėjimas, būtent su Dominikos Aneva auklėtoja, kuri, įsivaizduojat, vaiką šantažuoja taip: jeigu tu negersi vaistų, o vaistai yra raminamieji, tai yra būtent narkotinės medžiagos, kuriomis pompuojamas tas vaikas, jeigu tu negersi tų vaistų, tau nebus leista pakalbėti su mama. Ir taip mama jau savaitę laiko negali pakalbėti. Apie tai, ką jaučiate šeima, apie tai, ką jaučia tas vaikas, aš nekalbėsiu, jūs patys tiesiog galite įsivaizduoti, koks tai yra. Tai vaikas patalpintas į koncentracijos stovyklą ir nuo motinos atplėštas tiesiog. 3 vaikai, šeimoje 4 vaikai, vienas iš jų atimamas, kas nežinot, vienas atimamas, o 3 vaikai paliekami. Vienas, kuris turi šiek tiek problemų su kalba ir visa kita, ten labai greitai viskas Jonavos vaikų teisių gauja sugalvoja pretekstą ir būtent miesto meras Mindaugas Sinkevičius tai toleruoja, jisai uždeklaruoja, kad jo, čia viskas tvarkingai, reikia atimti tą vaiką iš tokios motinos. Tai palauk, tada reikėjo ir visus likusius 3 vaikus atimti. Kokios problemos, jeigu ta mama tokia bloga? Kokios problemos? Aš tai reikalauju, kad kuo skubiau tas vaikas būtų grąžintas į šeimą. Kuo skubiau. Nes jūs matot, kas darosi, kokie teroristiniai kokie aktai vyksta to vaiko atžvilgiu. Toliau, rytoj 21 dieną 8 val. Prie savivaldybės vyks vėl mitingas, kaip mitingas, pilietinė akcija tokia, mano vieno pilietinė akcija. Norit, galite ateiti palaikyti, norit, galite ateiti tiesiog pabūti, kartu pasakyti savo nuomonės, gal esate irgi taip pat nukentėję, darysim tiesiog netransliaciją. Tai va, žiūrėkit, matot, kas vyksta, kas mūsų Lietuvoje vyksta, kaip vaikai mūsų atimami iš mūsų ir va, kokios represinės priemonės yra taikomos tiem vaikam. Jūs įsivaizduojat? Mindaugai, norėtum tokių represinių priemonių? Jeigu aš tapsiu prezidentu, patikėk manim, tu jas gausi. Tavo tėvas tau jų nesuteikė, aš tau jas suteiksiu, patikėk.